Šiame video sužinosite, kas esu aš, kas yra čenelingas ir kas yra Akašos kronikos. Tai man yra 57 metai. Savo amžių atskleidžiu ne todėl, kad aptarti mano įvaizdį, geras jis ar blogas, bet noriu pakalbėti apie tai, jog per savo 57 metus turiu didelį bagažą sukauptos patirties, įvairių nesėkmių, įvairių džiaugsmų, įvairių laimėjimų. Tai man leidžia kur kas profesionaliau atlikti tą darbą, kurį aš dirbu su žmonėm. Mano darbas, mano veikla yra nukreipta į pagalbą žmonėms, sprendžiant santykių, sveikatos problemas ar kitas problemas. Kai esi jau vyresnio amžiaus, tai tikrai yra labai didelis privalumas dirbant tokį psichologinės pagalbos darbą. Koks tai yra darbas? Tokia pagrindinė veikla tai yra konsultacijos, siekiant padėti išsiaiškinti problemų sprendimo būdus. Aš esu pasirinkusi tokią formą kaip čenelingas. Čenelingas yra procesas, kai žmogus priima informaciją iš aukštesnių sąmonės lygmenų. Tai iš žmogaus sielos lygmens, iš dvasinių įvairių lygmenų, kas tai įvardija kaip angelus, kaip dvasinius vedlius. Kad atrasti gilias priežastis, tai tenka pasižvalgyti po žmogaus Akašos kronikas. Akašos kronikos tai yra tarsi visatos biblioteka, kur užfiksuota kiekvienos iš mūsų sielos kelias. Visa praeitis, dabartis ir taip pat ateitis, įvairios galimos versijos. Prisijungus prie Akašos kronikų, būtent čenelingo būdu, yra nuskaitoma informacija, kokie yra įrašai, kokios yra traumos, kokios patirtis ir kokios sukurtos ateities galimybės. Ir tarkim, nauda viso to yra ne tik tai, kad žmogus sužino priežastis, bet taip pat sužinojęs tas ateities versijas, jisai šiandien jau gali daryti permainas, jeigu jam kažkas tai nepatinka. Jisai gali keistis ir sukurti kitokią ateitį. Realizuoti save tokioje sferoje, tą polinkį, tuos talentus aš jau turėjau nuo vaikystės. Aišku, vaikystėje aš to nesupratau. Buvau labai empatiškas vaikas ir nesusigaudydavau, kad tai yra ne mano energijos, ne mano būsenos, o aplinkinio pasaulio. Dažnai būdavo tikrai labai sunku jausti tą tokį didelį dvasinį skausmą ar, sakysim, kažkokias beprotiškas baimės ir aš labai dažnai būdavau tose būsenose. Be abejo, tik suaugęs žmogus, aš išmokau atskirti, kur yra mano, kur ne mano, nustatyti ribas, kad nesinešioti viso pasaulio bėdų ir kad, sakysim, nebūti pastoviai aukos rolėje, sugniuždytam, kur tikrai reikia didelio sąmoningumo, kad su visu tuo susitvarkyti. Buvo ir kitų tokių, kur dabar kaip suaugusiam žmogui atrodytų keistų dalykų, tai aš labai mėgdavau ir vaikystėje, ir paskui ir paauglystėje dar tęsėsi šitas toks sugebėjimas išeiti iš kūno ir stebėti viską aplinkui, nebūnant kūne. Tai būdavo be galo gera euforijos būsena, skrydžio tokia būsena ir matomai aš kažkur jau pasąmonėje suvokiau, kad apie tai kalbėti nereikia ir truputėlį jausdavausi tarsi kažkokį blogą darbą dirbdama, kad nuo kitų slepiu, bet tai galiu daryti. Ir
tie įvairūs sugebėjimai atvedė į mano gyvenimo būdą. Aš rinkausi ir profesijas susijusias su psichologija, su žmogaus psichika. Ilgą laiką buvo sunku apie tai kalbėti ir save realizuoti, nes visa aplinka nepalaikė šito gyvenimo būdo. Bet ne viena aš tokia pasaulyje buvau, tikrai buvo daug žmonių. Tekdavo ir perleisti per save ir žmonių nepasitikėjimą, ir pasišaipimą, ir visi kiti dalykai. Tokie būtent sugebėjimai ir toks gyvenimo būdas, aš nežiūriu kaip į kažką tai tokio, ko reikėtų kiekvienam siekti. Tikrai yra labai svarbu atrasti tą savo kelią ir eiti juo drąsiai. Tai, ką yra siela numačiusi, kaip jinai save realizuos, nes tam yra visada duodami dideli sugebėjimai, talentai ir pagalba iš aplinkos. Tai kiekvieno žmogaus, kiekvienos sielos kelias tikrai yra vienodai vertas labai didelės pagarbos ir kiekvienam savo. Ir aišku, prie to pačio labai linkėčiau kiekvienam atrasti tą būtent savo rūbą, savo tą tikrąją formą. Stiprindama savo sugebėjimus čenelingo srityje, ne taip seniai, prieš daugiau kaip 5 metų, baigiau Samoilovos čenelingo mokyklą. Samoilova, jinai yra šios srities mokytoja, kur daug metų dirbo vieno iš garsiausių pasaulyje čenelerių, Selo Reičelo vertėja, ir su kitais didžiaisiais mokytojais. Vėliau jie tiek sustiprėjo, tiek įgavo ir žinių, kad atidarė ir savo mokyklą. Labai džiaugiuosi, kad teko man praeiti šias studijas. Jaučiuosi labai sustiprėjusi šioje srityje ir įgavau daug daugiau žinių apie įvairius metodus, energetinius metodus, informacijos teikimą. Įgavau didesnį ryšį pati su savo sąmonės aukštesniais planais. Jeigu kyla klausimas, kuo aš galėčiau būti naudinga tau, tai jeigu turi neįsprendžiamų problemų, esi užstrigęs kažkokiame taške ar gyvenime neigiamos patirtis kartojasi kaip užstrigusi plokštelė, tai gali atvykti pas mane į Alytų, į individualią kristalų terapiją, kurios metu aš atsakau į rūpimus klausimus, gaunu informaciją čenelingo būdu ir kadangi tai yra sukuriama kristalo erdvė, tai plus dar ir žmogus gauna energetinę harmonizaciją. Jeigu nėra galimybės atvykti pas mane į individualią terapiją, tai galima susisiekti video skambučiu ir sužinoti rūpimą informaciją.